Labas rytas, draugai. Žiūrėkit. Šiandien apšalę. Bus saulėta visą dieną. Ir vėjas nedidelis. Tai visą dieną ir žvejosim šiandien. Ir jo, valtis jau viskas paruošta. Lauk, kol langai nutirps ir kabinamės ir šiaušiam prie ežero. Važiuosim į ežeriuką gerai žinomą mum. Dažnai ten žvejojam. Tai žiūrėsim, kaip mums seksis šiandien testuoti Neptūno baitus ir tikiuosi viskas bus gerai ir pagausim daug žuvies. Tokie reikaliukai, viskas, kabinam valtį ir lekiam prie ežeriuko ir susitinkam ten jau. Nu ką, draugai, atvykom į vietą, pasirodo, čia vyks kažkas, tai ar varžybėlės kažkokios. Kažkoks klubas atvyko, tai žiūrėkit čia valčių. Tai kiek čia įsileista? 1, 2, 3, 4, 5 už manęs yra 6. Tai draugai, kaip ir sakiau, čia vietinio miestelio klubas ir čia vyks varžybos jų. Tai va, įdomu. Pašnekėjom biškį. Ir jo, leidžiasi valčių nemažai, bus 20 kažkur tai. Kaip įsišnekėjom, tai darbo mes. Tai nedalyvausim varžybose čia, bet šiaip, įdomu. Gal kitą kartą irgi atlieksim mes. Tai va. Žiauriai įdomu. Bet čia žiūriu visi nespiningautojai, o deadbaitininkai. Kažkas tokio. Gal dabar ant tokios varžybos čia bus. Su deadbaitais. O mes spiningausim ir testuosim Neptūno baitus, viskas. Mūsų šiandienos tikslas toksai. Oras šiandien žiauriai geras, rūkas, matot? Rūkas. Reikės įsijungti tos lampus tą. Ką, draugai, žiūrėkit, kokiam rūke mes esam. Eik tu sau. Ten saulė bando kažką tai daryt. O, dar vieni plaukia. Žodžiu, čia žvejų bus jo nemažai šiandien, bet jo, kad niekas nenutrenktų, o tas va yra svarbiausia. Hey! How are you? Jo, draugai, tai čia fainai, žiauriai. Patekom į tokias varžybėlės, nenorėdami. Tai, bet mes savo keliais varysim. Tai po truputį plaukiam į įvykio vietą. Ir bandysim čia kažkur paieškoti žuvies ir... Man reikės prielinio kablio. Paieškoti žuvytės ir pažvejosim, bandysim masalus, Neptūnas, paskiau apie juos dar pašnekėsim. Tai žodžiu, va. Tu išbandysim Neptūnos. Tokia mūsų šiandienos kelionė. Tai ką, draugai? Viskas. Pradedam Neptūno baitus išbandinėt ir jo, pradžiai išbandinėju ešerinius. Štai tokius ešerinius. Bandysiu pagauti ešerį tiksliausiai. Ant tokio, gal ant tokio. Tai užsidėjau, čia yra 5 metrai gylio, užsidėjau 4 gramus
4 gramus svarelį, galvakablit. Ir jo, ir viskas, ir bandom. Tiesiog pirmi metimai, žiūrėsim, kaip tas masaliukas juda. O, žiūrėk, tu pasižiūrėk, oik tu, žiūrėk. Tikrai puikiai. Žiūrėkit, draugai, blemba, negaliu. Gal svorio truputį per daug, bet žiūrėsim. Pagal situaciją, nu jeigu čia matysis mums. Jis kaip blizgutė, sukasi, wow. Nu žodžiu. Ką, pirmas metimas, draugai, nekantrauju. Kažkas tai yra didelė žuvis paviršiuje adas. Tu irgi jau užmetęs? Ne, aš įmečiu. O kokią užsidėjai? Ką? Nu, aš išbandinėju. Lerva. Štai tokios lervos. Ką, draugai? Pirmas kibimas ant Neptūno baito. Jo. Opa! Žiūrėkit. Ant Neptūno baito. Jehuhu. Žiūrėkit. Ašarokas. Štai. Mėtėm čia gan kokį 10 minučių, kol radom žuvį, va. Štai. Toks ešeriukas. Štai masaliukas, lerva ir štai lydeka kokia. Nedidutė, bet... Ha, geras. Ką, paleidžiam? Nu, paleis greičiau, nes šilta jai. O, nusiplauk rankas. Tai, draugai, jo, šitoj vietoj viskas. Plaukėm jau ieškoti kitur, atsižvejojom nemažai, virš valandos laiko vienoj vietoj praleidom. Rodo, žuvį tikrai yra po valtim, bet tiesiog nekimba. Tai pasigavo keli ešeriai ir vieną lydeka. Tai va tas va. Ir baigsim. Čia šitoj vietoj plaukiam kitas vietas, žiūrėsim. Tenais gal kažką tai išprašys. O! Buvo kibimas. Nu va, dar vienas ešerys, žiūrėkit. Lerva kokio dydžio ir koks ešerys. Vis tiek bando pagauti tą lervą. Jo, papa. Tai, draugai, dabar įsidienojo, tai visai žiūriu. Linksmybės baigėsi, jokio kibimo, aišku, dar bandysim. Dar bandysim pagauti. Plauksim, ieškosim, tai dar išbandinėjau Neptūno slagą, liudą slag, štai tokį masaliuką. Nieko neturėjau, jokio kibimo, pažiūrėjau kaip jisai dirba va, liuksovai. Tikrai fainas masaliukas. Ir ką? Testuosim dar toliau, visą dieną šiandien turim, tai yra dar laiko, dabar dar tik tais, kiek čia mes turim valandėlių. Dabar yra 1 beveik valanda, tai dabar dar pasiieškosim lengvai, tai pažvejosim, gal ką pagausim, o paskiau į vakarą vėl surimtiesim ir vėl šausim ieškoti žuvies ir bandyti ją pagauti su Neptūno baitais. Tai jo, truputį dabar relaksuojam, o paskiau vėl šaunam ir žvejojam.
toliau biškai, ne? Dar viena leka ant lervos. Balta lerva. Ir ten aš Ką, draugai, žiūrėkit šiandienos didžiausias ešarokas. 3-2. 3-2 cemai, lerva balta. Ir va taip va. Biški gavęs per kuprą. Bet storuliukas toks. Su balta lerva. Žiauriai gerai. Užvaražinom. Aš esu pagavęs 3-2. Kas Okay. jam čia Bla, buvo? bet jau ir jo tai rimtai šitą lervą, žiūrėjau. Tai Ten žinai. laikyk va šitai, kad aš galėčiau... O, pala. Toksai ašarukas, nu paleidžiam. Pusę kilo svers, ne? Jo. Atsisuk. Nu. Paleidžiam. Pirmą reikia burną. Va, taip va. Savo. Tai draugai, dar pasilieku vakariniam kibimui. Visą dieną plaukiau, matėt, ką pasigavo keletą žuvų, žiauriai daug saulės, tikrai kibimo nėra. Ir dabar va vakarinis, ir štai ešeriukas, ir ant baltos Neptūno lervos. Štai va lerva. Visa suvalgyta. Visa suvalgyta. Ešeriai šiandien duoda šitą spalvą baltą. Ešeriai ir lydekos. Tai va, draugai, toks ešeriukas. Leidžiam atgal. Okay, guys, release. Na, dar vienas, tai ką, valanda X gal ir prasidėjo. 2 metimai į vieną pusę ir 2 žuvis, tai neblogai, žiūrėkit. Štai toks ašarukas ant Neptūno, lervos ir baltos spalvos. Ką, paleidžiam? Tai ką, draugai? Baiginėjęs diena, visą dieną protestavau. Tai ką galim apibendrinti dabar, žinai, visą testavimą, kaip viskas vyko ir kaip pasisekė pagaut ką. Tai kaip ir matėt, pasigavo tų lydekų ir ešerių. Diena žiauriai sunki, daug saulės ir tikrai žuvis neaktyvi. Tai vienas dalykas, o ką, tai žvejojau visą dieną štai su Neptūno pagamintom lerva masalais. Tai jo, šiaip yra gan didelis masalas, gan toks stambus, storas, ane? Tai jo, buvo kibimų ir buvo kibimai, kur praryja visą masalą pilnai, o buvo kibimų, kurių, ta prasme, tik tai skerta ar į uodegą ar kur. Tai jo, va toksai pastebėjimas, bet kur pagavau ešerius, kaip ir matėt, nėra tikrai dideli. Ir tokį 7 cemai gal čia gaunasi, ne? Tokį masalą įryja visą. Tai dar testuosime šitą masalą, niekur čia mes per daug ir jo neištestavom per vieną dieną, čia reikia ne vienos dienos. Tai va ką galiu pasakyti apie šitą lervą, dirba puikiai, labai gerai dirba. Žvejojau
3 metrų gylį, 5 metrų gylį, 7 metrų gylį. Naudojau galvakablį 4 gramų. Tai manau, normaliai viskas. Tikrai reikia ilgiau palaukti, bet su kotu padirbi ir tikrai eina į, sakoma, masalą išdirbti, kad jisai gražiai dirbtų, tai žiauriai gerai. Patinka, kaip jis dirba. Aišku, nu ką, vieną dieną tik testuojam, tai nėra ką norėt. Reikia kelių savaičių, kelių mėnesių gerai prasitestuoti šitą masalą. Tai, bet pirmas vaizdas tikrai geras, tikrai patenkintas tais masalais. Ir didesnis ešerys, kai pagavau 32 cemutą, nu tiesiog visą įrijęs tą masalą puikiai. Tai jo, tai viskas su ta lerva, galiu pasakyti, eina viskas va taip va. Ir žiūrėsim kitose žvejybose, kitose nuotykiuose, kaip jinai dar atidirbs. Tai va taip, va, draugai, šiandien jau viskas turbūt. Štai va, vaizdelis vakarinis. Žiauriai geras oras. Toks nežvejybinis, galima sakyti. Bet ką, per tokią sunkę dieną ir tikrai lydekos, pagavom lydekas, taip, ant šitų masalų ir lydekos. Fainai. Tai toks universalus gan masalas, galiu pasakyti, šitas. Ir lydeka, kala ir ešerys. Upėtakio neturėjau kibimo, nepagavau. Bet dar ne vėlu, kaip sakoma. Dar daug žvejybų laukia ir galvoju, kad ir pagausime tą upėtakį ant štai šito. Tai va, buvau įsidėjęs daugiau masalų, bet ir slagą, bet nutariau tik su vieną tą žvejot, su tą lervą ir tiesiog su ją gerai padirbėti. Tai tą ir dariau. Kolega mano truputį naudojo ir slagą tą. Liudas slag, bet kibimo neturėjo, nes mažai naudojo jisai ir tokią dieną nelabai, sakau. Bet viskas gerai, man patiko šiandien, lerva ištestuota, šiandien kiek galima, tai jo, viskas čiki-piki ir tikriausiai dar aš užmetęs. Aš esu lerva. Pamiršau, kad esu užmetęs, tai bandom dar paskutinį. Pasispardymą. Vėjas vėl nurimo, vėl į vakarą štilius bus, tai nepasiliksiu ilgiau, viskas. Gana šiandien. O Jėzau, kiek čia sukilimo, žiūrėkit. Kiek čia visko rodo man. Ar čia ešeriai, ar čia mailius, velnias žino kas. Pabandysiu dar. Truputį čia keletą minučių. Grynai po valtim. Nu ką? Nėra, tai nėra. Nėra. Nenori šiandien imti sunkiai dieną. Štai nugalėtojas, draugai. Baltoji lerva šiandien.
ją testavau ir bandžiau visokias spalvas, bet ant šitos daugiausiai pagavau. Tai va, balta lerva, viskas čiki ir ką, draugai. Ačiū, kad žiūrit mano vidosikus, ačiū, kad stebit mane ir ačiū, kad užlaikinat. Parašykit komentarą, ką galvojat, ką norit daugiau pamatyti, ką parodyt, taip toliau. Ir jo, mes toliau varysim žvejoti, testuosim Neptūno baitus ir leisim gerai laiką. Tai ką, draugai, ačiū, kad žiūrit ir davai susitinkam kitose žvejybose. Nepamirškit, kad NS Fishing ir Neptūnas Bite žvejos ir žvejos ir žvejos ir žvejos. Tai čiau, pakau, draugai, ir susitinkam kitose žvejybose.